Hello America, tiksliau ne Amerika, o hello iš American Spirit, žinokit, pirmą kartą esu šitam renginį, šiemet jam sukako pilnametystė, 18 metus iš eilės vyksta ir, žinokit, galiu pasakyti, kad tai yra kosmosas kažkoksai tai, aš jums pravesiu, parodysiu, kas yra, kokios mašinos yra ir jeigu jums patinka Amerika ir jeigu jums patinka automobiliai, jūs būtinai turite čia atvykti. Na, o mes ne šiaip su šią vietą pasirinkome, mes ją pasirinkome tam, kad ką padaryti? Kad dovanoti Mustangą. Taip, tu visiškai teisus. Čia mes atvykome su komanda, kad galėtumėm įteikti šiandien 19:30 Mustangą. Va, matau, moteriškės matuojasi. Apirkot kvapuką? Aišku. Jums labai tinka, tikiuosi laimėsit. Man nereikia, bet turiu 9-metę dukrą, kurią reikia. Jei pirma mašina bus puikiai. Tai va, žmonės matuojasi, gali gyvai ateiti pasižiūrėti automobilį. Moteris sakė, kad nors jai ir labai tinka, bet jai nereikia, bet turi 19 metų dukrą, kuriai būtų puikus automobilis. Labai įdomu, kam atiteks šis automobilis. Girdžiu Ginto balsą ir šiandien kartu su Gintu jį dovanosime ir tarp kitko jau kažkada esu su Gintu tai daręs per driftą. Vyko Kauno Kačerginėje aphilas ir tenais išrinkome X3 nugalėtoją. Ir buvo žmogus vietoje ir iš karto atsiėmė X3. Tai va, Mustangas laukia 19:30, realiai liko, dabar yra pirma 6 valandos, 6,5 valandos, o kol laukiam, kol dar turi žmonės galimybę įsigyti kvapukų, einam, aš jums parodysiu, kas yra American Spirit. Aroniukas pamiršo, kad nori pagazuoti, tiksliau tėtis pamiršo, kad nori pagazuoti, o mes dar kartą jums parodysim Mustangą, kaip jisai galutinai atrodo. Iki 18 gimtadienio. Tai šiais metais turime rekordinius dalyvius, 350 Patinka? Norėtum tokio? Gerai, kvapuko nepirk, bet galėsim užsidirbti pinigų ir nusipirkti savo dar tokį. Gesink ir einam pasidaryti. Atviest reikia? Čia neturbavas variklis. Matot, nors ir 7 metai, bet jau žino, kad iš karto gesinti mašinos negalima. Kosmosas. Aš nežinau kodėl, bet man va šitas dalykas yra kosminis. Vieną gražią dieną aš tokį irgi parsivešu. Aš apie sunkvežimį. Čia žiauriai yra. Nufokink mane. Amerikoje, kai buvau, tai kai sustodavom degalinėse ir pamatydavau tokius sunkvežimus, tai būdavo taip. Esu daug prifilmavęs jų. Man kosmosas kažkoks. Einame toliau. Žiūrėk, va, vyriškis su kostiumėliu, viskas. Einam įvertinsim jo automobilį. Labai gražiai jūsų mašina. Matei, mediniai litnikai. Oi, Aurelija, aš galvoju, gal per daug, bet ir žiūrėkit, realiai mediniai. Ir dar vienas gražus važiuoja, pažiūrėk, koks. Pagazuok! Vaškiai girdisi iš karto. Ir nepilnai sudegintas benzinas irgi jaučiasi. Žiūrėkit, koks kabrikas. Žiauriai geras. Jūsų labai graži mašina. Čia irgi labai gerai. Čia, va, net čirpuliukai eina, žinokit, tokias mašinas matant. Aš kai žinau, kiek reikia darbo įdėti ir šiaip išlaikyti tokį automobilį, tai čia žmonės realiai labai daug savęs atiduoda, kad turėtų tokį automobilį. O ypač smagu matyti, kada atvažiuoja bičas su pana ir tai reiškia, kad tai yra jų abiejų pomėgis ir jiems smagu atvaryti tokias vietas, praleisti laiką. Einam, dar matau keletą gerų variantų. Ten vilkas ant šono. Va, gražiai Mustangas mėlynas atrodo su didžiuliu spoileriu.
O šiaip iš tikrųjų man labiausiai akį patraukė štai šis daiktas. Vo, toks. Oho. Matot, kas čia vyksta? Čia realiai, jeigu net ir sutinki pažįstamą, nesugebi susikoncentruoti su juo normaliai pašnekėti, todėl kad o tai va, viską nužiūrinėjai. Tai žodžiu, einam, pasižiūrėsim dar amerikietišką tą Monster Truck. Edgaras sakė, reikia tokį padaryti iš Challengerio. Einam, pasižiūrėsim, ko reikia, kad tokį padaryti. Žinot, ką aš prisiminiau, kol vaikščiau po American Spirit, kad mums atvarė S klasės Mercedesą. Jūs matėte jau prieš tai mūsų buvusiuose serijose. Mes jį tvarkėme, mes jį parvežėme iš Amerikos, bet dėja žmogus sugalvojo, kad nori jį parduoti. Ir ką jisai padarė? Jis paskambino mums, pasakė, kad reikia jį parduoti, atvarė mums. Mes jį dabar išplausime, sutvarkysime, paruošime pardavimui ir parduosime. O dar vienas yra labai svarbus dalykas dėl šio automobilio. Jisai buvo 2023 metais vogtas. Iš kur aš tai žinau? Jisai man pasakė. O ką reikėjo padaryti, kad jisai man pasakytų? Reikėjo pasijungti Car Vertical ir įvesti automobilio VIN kodą. O įvedus VIN kodą mes pamatėme, kad automobilis turėjo kažkokių tai problemų su Title. Titlas yra amerikietiškas automobilio registracijos liudijimas. Ir dar aišku mes matome iš aukciono nuotraukas, būtent šitomis nuotraukomis aš jį ir nupirkau. O mes matome, kad automobilis nuo 2020 metų iki 2023 metų stovėjo, Car Vertical tai pažymė. Ir dar ką mes matome, kad automobilis turi salvage stolen. Tai reiškia, kad automobilis turėjo vagystę. Visi kiti Jung, Fire, Flood, Salvage, Hail įrašų nerasta, tik tai vagystė. Tai žodžiu, šis automobilis yra šiaip iš tikrųjų labai įdomus tuom, kad štai čia aš negaliu rodyti jums VIN kodo, todėl kad tai draudžia mūsų dabartiniai įstatymai, bet žodžiu, esmė yra tame, kad jisai turi visiškai kitą VIN kodą. O va štai šitoje vietoje, kur turėtų būti VIN kodas, jisai yra iš viso pašalintas. Vienas yra labai svarbus dalykas tai, kad šis automobilis buvo visiškai sutvarkytas draudimo kompanijos ar prieš tai buvusio savininko, aš nežinau, bet esmė yra tame, kad jisai po vagystės atkeltas, sutvarkyti dokumentai ir yra visiškai legalus ir yra naudojamas Lietuvos keliuose kaip legaliai tvarkinga mašina su dokumentais, tiesiog kitų VIN kodų. Tai vat, kad jūs neapsigautumėt prieš pirkdami automobilį, būtinai jį patikrinkit per Car Vertical ir pasinaudokite 20% nuolaidą su nuolaidos kodu UBR ir jūs žinosite visą automobilio istoriją. O jeigu nežinosite, galimai nusipirksite vogtą, daužtą ar dar kažkokį tai automobilį. Tai va, o dabar varom atgal į American Spirit. Bralūkai, žiūrėkit, atvažiavo su kokiom mašinytėm. Minivenai. Šiaip iš tikrųjų, va tokį kažkada esu net pats turėjęs. O va ten koks jisai atvažiuoja. Va šitas yra geriausias, šito paprašysim. Ne šitas, va šitas, Jack Daniels. Ai, dabar tik pagavau bairį, kodėl sakei, kad įpiltų, nes Jack Daniels parašyta. Atmosfera gerai. Einam į palapinę savo ir ruošiamės automobilio dovanojimui. Ir jūs jau už keletos akimirkų pamatysite, kaip įvyksta Mustango dovanojimas. Sutikome kanalo draugą, čia yra Julius iš kanalo Retro New. Taip, tai galite pasižiūrėti, ką jie veikia. Aš tai žinau, ką jie veikia. Jie dirba su senoviniais įdomiais automobiliais. Tarp kitko, mačiau, kad ne per seniausiai garažas sudegė. Tai buvo labai liūdna, kad Alpina sudegė. Bet mačiau, kad pas tave pozityvumas labai yra geras. Ėjai ir tiesiog dirba kaip tikras darbštus žmogus. Taip. Atsitiko, eini, toliau dirbi. Taip. Papasako, kokių tu čia mašinų atsiveži. Matau, kad yra ir labai mažų, ir labai didelių.
Taip, tai čia atvažiavom, pradam gal nuo to, tai atsivažiavom keletą kabrioletų nuomai be vairuotojo, kad galėtų žmonės pavažinėti išsinuomavę tiek padruskininkus, taip, klasikinių automobilių, tiek klasikinių automobilių atvažiavom. Tada atvažiavome su keliais amerikietiškais laivais, kaip ir priklauso American Spirit. Ja. Tai yra Cadillacai, Devilė, tai tiek kabrioletas, tiek juodas sedanas. Juodas turi varikliuką virš 7 litrų. 7 gal 7. Man žinai, kas yra. O galėsi už kur parodyti? Žinoma. Man visą laiką kosmosas yra, žinot kas? Kas? Va, Cadillacas, kada yra štai toks. Va šitas nėra statramščio. Langai taip pat sugula, atsidaro duris, visas saloniukas gražus, šviesus, panelė, daug chromo, viskas, pasuki raktelį. Brum, dirba. Pusantro pasisukimo ir užsikūrė. Ir žinot, ką girdit? Girdit, kaip kūras dega. Gul. Šiandien kokia jėgainė? 7,3? 7,7 gal? Ai, 7,7. Aš žinau. Bet šiaip, kaip bebūtų juokinga, pakankamai ekonomiškas. Su juo mieste 20-25, trasai turbūt 15-17. Tai netgi skaičiuojant mūsų dabartinį supratimų, labai ekonomiškas automobilis. O M5 V10 labai panašiai vartoja. Kardu turbūt. Toliau atvažiavom su Ford F100. Tai irgi tikras jo ūkininko automobilis, gražus, įdomus, spalvingas. Man iš karto, kai šitą mašiną pamatau, mintise galvoju, daina groja All McDonald's have a farm. Jo, pas jį yra įdomus, kaip ir pas kitus amerikiečius automobilius, pas juos kapotas atsidaro iš vidaus. Tiesiog iš lauko. Jo, iš lauko, palauk, čia pamečiau šitą atidarimą. Žodžiu, kažkur atsidaro. Tai va, tai atsidaro. Šalia yra kitas įdomus automobilis. Amfibija, labai panašu į amfibiją automobilį. Jo, čia yra Nash Metropolitan. Čianai buvo britų ir amerikiečių kilmės tas, nes matote, ant šono yra Pininfarina dizainas, tai yra buvo nusamdęs Pininfarina, sukurtas toks automobilis, buvo kabrioletas ir kietų stogų, toksai išskirtinis. Ir tai buvo po Antro pasaulinio karo pirmas automobilis skirtas moterim, kaip antras šeimos automobilis. Kabrioletas, 1.2 arba 1.5 varikliukas, 3 bėgių greičių dėžė. 3 bėgių greičių dėžė? Automatinė. Automatinė. Taigi, ponai amerikiečiai, jie ką ten dabar, kai mes vargo žmonės bėgius ten junginėsim su sankaba. Jo, aš atsimenu, man kažkas yra pasakojęs iš draugų iš Amerikos, kad sako, jeigu gatvėje turėdavo vienas mašiną su mechaninė dėžė, tai visi žinojo, kas tas žmogus. Nu, tokie jo, buvo įdomus laukai ir laikai. Čianai turime... Čia tu jie ant prikėlimo? Aš turiu kelis metus jau, čia dabar atvežėm kaip dekorą, ganėtinai įdomu pasižiūrėti, pasigrožėti tokio automobilio. Čia yra Transamas, Pontiacas, 82 metai, jis buvo Amerikai pilnai restauruotas, naujas bakas, variklis, pakaba, salonas, viskas. Žmogus nusipirko iš aukciono ir pravažiavo pagal rydą, aš stebėjau, 200 ar 250 mylių. Ir atsidūrė koparte. Kaip matot, rezultatas dėl ko. Variklis galingas, patirties turbūt trūkumas buvo. Atkabino. Atkabino, tai čia turbūt ratai, tai sugasi lengvai. Tai turim tokį meno kūrinį, jisai čia važiuoja, užsivedė, tai mes čia su juo po žolytę pavažinėjom, žmonės pajokinam, palinksminam. Gerai, o kokia mintis tolimesnė? Kadangi tai yra pusiau rėminė konstrukcija, tai mums reikia kevalo. Galinės dalies, ją pasikeičiam ir perkurnam. Tai kai ateis laikas prie jo, turbūt grįšime, šiuo metu jisai puošia American Spirit, kur mes esam dabar ir šiaip, va taip. Kas įdomiausia, tvarkant tokius automobilius, kad tu neturi skubėti, jeigu, pavyzdžiui, dabar nusipirktum G30, G20 ir jį bandytum atkelti 2 metus, tai praktiškai prarastum savo pinigus. O čia stovi ir tipo, kai bus laiko, tada darysiu ir kai jau man ateis laikas daryti, jisai kainuos dar brangiau. Taip, čia yra senų automobilių gal privalumas toks, kad laikas yra tavo draugas turbūt. Aš šiaip iš tikrųjų daugiausiai pinigų iš kokių mašinų esu uždirbęs, tai tik iš senų. Taip, jeigu naują nuperki, ten tokios maržos nėra kaip iš senų, nes tu, kada esi ten vienetinis žaidėjas iš 10, tu gali pagal būklę savo kainą sakyti. Ir kitas yra svarbus aspektas, kai jūs, kaip jūs sakot, kasdieninės normalias mašinas pardavinėjat, visi daugmaž žino rinkos kainą. Taip. O čia jūs perkat emociją.
Tu pažiūri, jisai gražus, juodas, mes jį užkuriam kaip Cadillacą užkuri ir vat, iš čia yra 4 švietimai, 2 čia, 2 kitoj pusėje. Ir jūs matote, dirba, visas kėblas linguoja, viskas, emocija pardavėt, pardavėjas geras, viskas. Raktukai pas klientą, jisai išvažiavo. Tai va šitie automobiliai... Nepirksi tu, nupirks kitas. Ačiū Juliau, imu. Tai va, tai iš tikrųjų. Tai va, ačiū jum. Susimatysim YouTube'ai. Susimatysim YouTube'ai. Iki. Ten kažkur muzikytė pliekia, ten lėktuvėlis leidžiasi, o čia Good Deals Police atvažiavo. Nu, parodyk šviesų. O, palauksim, kol pavakarės ir tada judėsim. Kai sutamsės, tada bus labai gražu. Tai čia tik dėl tavęs, burnautas. Pažiūrėk, kiek žiūrovų susirinko pasižiūrėti, kaip tu darysi burnautą. Varyk tai iki galo, jeigu ką, atvešim iš Vilniaus greit padangas. Mindė sakė, jeigu ko reikia iš Vilniaus, sakykit, kol Vilnių. Aš pasakiau įkainas, tai sakė, negaus taip pigiai. Turim Dodge 5.7 su F10 BMS kaina. Čia yra Edgaras, o čia yra Edgaro automobilis. Edgaras šitą automobilį įsigijo, man atrodo, prieš pusę metų, ne? Ir tu jį nupirkai už 2000? 2300 $. 2300. Pažiūrėkit, koks nuostabus automobilis gavosi. Man jisai labai patinka, vaikams irgi labai patinka, o dar kai pamatysit, kiek dūmų skleidžia tas automobilis, iš viso bus, va. Reikia gero dylo. Kreipkitės, rasim geriausiai. O ką mes turime šalia? Čia šalia turim inspektorių Kalygins. Taip? Venta patrulis 563. Nu, kaip tvarka gera? Žmonės paklusnus? Kaip tau renginys? Labai gerai. Ar važiuosi kitą metą į American Spirit? Tik į geresnę mašiną atsisėdo ir jau viskas, jau nebebendravo. Taip, ne. Anksčiau tai išsamus atsakymai būdavo. Žodžiu, laukiam burniauto, tai Gintas ateis ir varysim į burniautą. Good Deals Police. Varom dar pažiūrėsim. Korvetė! Korvetė dar žiūrėk. Parodyk korvetę. O. Šluot, kad jis sulūžo. Baisiai gerai. Sakiau, yra niuansų. Tai nauja. Čia kažkas stilingai užvels ratus. Labai gražiai. Prie maikės va labai tinka. One hour later. Žinai, kas blogiausia yra? Aš irgi noriu tokios korvetės, būtent raudonos su juodais ratais. Nu va, pasaka ir šito modelio. Man šitas modelis yra pats gražiausias. Dar tas vienas senesnis, biškai irgi labai gražus. O ten ta paskutinė, kur yra korvetė, tai toks, nu, Ferraris, tipo. Ne ubagų, bet, nu, šiuolaikišką kalibrą. Nu, čia bus. Ar aš čia šitų kompresorius.
Manau, buvo daug dūmų. Šiaip, žinai, kol uždūmijo, pagalvojau vieną dalyką, kad aš nežinau esmės šito konkurso. Ar čia turi, tipo, kuo daugiau dūmų padaryti? Reikės atimti ir išsiaiškinti. Degančių padangų kvapas mums nėra svetimas, kad patys irgi savaitgaliais daug padangų sudeginam, daug padangų suvartojom. Gerai, man liepia eiti iš čia, einam, man nebeleidžia čia būti. Ateik, paliudėsim kartu. Realiai dabar, kai filmuoju, tai liko 2 dienos iki aukciono galo, bet kai jūs žiūrėsite seriją, tai liko 1 diena iki aukciono pabaigos, kada baigsis auto.lt Gazelės aukcionas. Esu nusiteikęs labai ją parduoti, todėl kad, kaip ir sakiau, turim su Aronu kitų minčių, ne? Ką pirksim? Pamiršo, per savaitę, pamiršai, ką pirksim. Tai šitą, pirksim kemperį ir važiuosim į Vokietiją prikūpintą, ne? Varysi ar nevarysi? Na, žodžiu, varysiu aš tada vienas pirkti ir pardavinėti mašinas Vokietijai, o man jį reikia labai realizuoti, automobilis toksai neeilinis, tai manau, kad pati geriausia vieta jį parduoti yra auto.lt. Visų pirma, tenais aukcioną sukurti visiškai nieko nekainuoja, o už automobilį galima gauti aukščiausią pasiūlytą kainą. Tai jeigu ir jūs turite automobilį ir jį norite parduoti, tai jums reikia eiti tiesiai į auto.lt, sufotkinti savo automobilį, padaryti pilną detalų, kuo išsamesnį aprašymą, taip jūs gausite didesnę pinigų sumą už jį. Tai va, varom toliau į festivalį, Rally festivalį. Ir esu pirmus metus čia ir manau ne paskutinius, nes vaibelis tikrai geras. Aurimai, čia žinok, tokių kaip tu yra tikrai ne pirmą kartą atvykusių, bet yra pirmą kartą atvykusių. Jų šiais metais tikrai labai daug. Ir pačio žodžiais, aš supratau, kad jau geras renginys, ne paskutinį kartą čia, bet kas tave nustebino šiame renginyje labiausiai? Labai yra atsipalaidavę žmonės, visi atrodo yra ant tos pačios bangos, visi atvarė pačilinti ir pažiūrėti mašinas. Man labai keista, kai renginyje gali važinėti automobilį tarp minios žmonių ir nieks nepyksta ir tai yra visiškai normalu. Nes šiaip kiek ir pats esi buvęs renginiuose ir dar kažką, tai jeigu kažkas važiuoja, gali net dar gauti ir baudų ir būti diskvalifikuotas už tokius dalykus. Tai tas man labai patinka, kad visi yra ant vienos bangos. Ant vienos bangos ir pats renginys yra jau subrendęs ir galų gale mes švenčiame ir 18 metų renginys suėjo, tai jau brandus pilnametystė, jo. Ir iš tikrųjų, man irgi tas faktas kartais būna toksai keista, bet visi taip brandžiai ir adekvačiai elgiasi, kad kol kas renginys be didesnių kažkokių nelaimimų. Aš ne su vienu žmogum pasilabinau, ne visus pažįstu, bet visi vienareikšmiškai pasakė vieną auksinę frazę, kuri matyta apie American Spirit, man įsimins ilgam, sako, rytoj visi galvos apie kitus metus jau. O taip, vakar pradėjom, šiandien pabaigsim, o rytoj pradėsim galvoti apie 19 American Spirit. Tai būkite su mumis 19:30, mes su Aurimu ir UBR Motors Team dovanosime šį Mustangą, šį gražų Mustangą. Ponas ir ponai, 19:30 kažkam, šitas Mustangas 19:30 kažkam. Nu, šitą karočią, čia į Paradžiuką biškį važiuojam prasivažiuoti per Druskininkus. O lėktuvėlis leidžiasi, dabar žiūrėkit. Va, ir dar kiek mašinų važiuoja. O dabar pasimėgaukite vaizdais iš American Spirit paradinio važiavimo. I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. So much time worrying what could be or what I might have been. Second guessing every move I make. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. Been out of the game a little too long.
has changed, that I'll do it all wrong. Part of my heart's grown cold within, gotta find a way to feel the heat again, but I don't know where to begin. Oh, I wanna trust myself, love myself, believe. Žiauriai kietas paradas, labai keista, kada miesto žmonės išėję į gatves, mojuoja, filmuoja, džiaugiasi, kad jų mieste kažkas vyksta, o ne tie, kur man tai džiaugiasi, kad rūda negali. Tai žiauriai faina atmosfera, mašinų kosmosas, aš nežinau, nu gal 1000 koks, ką? Nu tikrai labai daug. Mes važiuojam ir realiai mes važiuojam su Mustangu, bet su kitų Mustangu, su kabrioletu, o Ovidijus su Aronu išvažiavo, tai mes net neprasilenkėm, važiavom iš vieno miesto galo į kitą miesto galą iki Žiedo ir apsisukom, tai net nesusitikom dar, įsivaizduojat, o jau važiuojam pusvalandį. Įsivaizduokit, koks kiekis mašinų. Aišku, truputį būna kliučių ir aplėtėja, va dabar, pavyzdžiui, stojam, nes jau vienoje vietoje susitrenkė. Nesusitrenkė, tikiuosi. Šitą susikamščiuoja va mašinas. Va, žiūrėkit, važiuoja, mojuoja su vėliavėlėm. Va. Minėjimas pajungtas, mašinų pilno ir tokių. Wow, tikrai wow. Žinokit, aš tai rekomenduoju kitiems metams jums pasiplanuoti. Va, mūsų Mustangas atvažiuoja. Ar ne mūsų? Ne mūsų. Aš dar galvoju, iš kur Ovidijus vėliavėlės mėlynas gavo. Tai jeigu patiko tai, ką pamatėt, būtinai kitais metais pasiplanuokit varyti į American Spirit. Nežinau, kur jisai tiksliai dar vyks, bet man atrodo, bilietai prasideda parsidavinėti balandį. Tai mes, manau, planuosimės kitąmet irgi tikrai varyti ir būsime pasiruošę dar labiau. O tarp kitko, kalbant apie mašinos dovanojimą, tai siūlau nenuleisti rankų. Jeigu jums nepavyko gauti dovanų šitą Mustangą, tai mes netrukus paskelbsime dar vieną konkursą, kur galėsit laimėti dar vieną muscle carą. Bet koks tai kol kas neatskleisiu, tebūnie tai išlieka paslaptyje. Kaip tau seniai šitas automobilis? Kamera yra atbulinės eigos. Gal ir man tokio reikėtų? Einam seniuk pažiūrėti mašinų gerų. Einam. Pažiūrėsim. Edgaras vėl lekia. Tai va pralėks. O čia pažiūrėkit, kiek grožio, kiek grožio. Tokie automobiliai. O labiausiai man patiko, žinot kas? Va tas va žmogus pasiruošęs su pick-upu. Negaliu nusisukti nuo jūsų, nes tada traška mikrofonas, ryšio nebegauda. Tai turim eiti labai šalia viens kitą. Kas pamenat filmą A komanda? Ar mes jau filmavom A komandos autobusiuką, ne? Ten tas tamsiaodis su daug grandinių. Žodžiu, filmo, serialo esmė būdavo taip, kad tenais tipalė tokie banditukai yra, bet pas juos ateina kažkas paprašo pagalbos, jie tada ruošia kažkokį tai automobilį, kad varyti kovoti su banditais. Ir dar iš šitą autobusiuko jie varydavo. Žiauriai patogus turėtų būti, ypač kelionės, kad labai minkštas ir šiaip mačiau labai... Ai, van, ten ir stovi tokie mikroautobusai, juose ten vietų. Aš nežinau, V klasės Mersas ilsisi prieš juos. Tai va, einam parodysiu tą pick-upą, kuris labiausiai man patiko ir kaip žmogus pasiruošęs. Bet pasiruošęs man patiko ne dėl to, kaip ten stalo pridėta visko yra, o tiesiog atributika visa. On the dance floor at Chelsea's bar, I should have turned her away, but how was I to see? I was fire and she was gasoline. But we
both sad and lonely after what death had done. But like rattlesnakes kicked across the ground. Our true loves were dead and our hearts were full of grief. I was firing, she was gasoline, good God. Žinai, Aronai, kam tie ragiukai mašinai reikalingi? Šitie va, kur iš abiejų pusių yra. Kam? Čianais yra senoviniai praktronikai, kad matytum iš šono, kiek gali privažiuoti, tada jauti savo mašinos gabaritus. Einame toliau pasižvalgyti. When she would turn main, I was firing, she was gasoline. Yeah, I was firing, she was gasoline. Va čia tai mašinytė, čia oras. Gal biškį susišnekėčiau lenkiškai, bet kadangi esu blaivas, tai primiršęs lenkų kalbą. Būčiau bent 2 alaus išgėręs, tikrai būčiau juos užkalbinęs. Bet jie, matau, sėdi nesausai. Šautuvas yra. Laminatas gale padėtas. Ar čia parkėtlintis? Gal parkėtlintis? Tikrai labai kietai atrodo. Šiaip pabuvus čia net pačiam norisi kažkokį, tai gal Cadillaką seną atsisiūs, gal dar kažką. Taip jau būna, kai pavažinėjai su kažkokia tai mašina įdomesnė, pabūnė kažkur įdomiau, tai visą laiką norisi. Čia taip pat kaip į driftą ir į offroadą nuvažiuoji ir jau grįžęs namuose svajoji arba offroadinę mašiną pirksi, arba jau į driftą važiuosi, arba jau dar ką nors. Šitas universalas labai įdomiai atrodo, ne? Aroniuk, duslę pažiūrėjo kaip. Šiaip iš tikrųjų, į kokį Matsūrį būtų fainas tokio atliekti. Jis jau jaučiu, kai skersas atsistotų, tai atsistotų. Ane? O, ir šitas neblogas. Pikapėlis. Ir žinai, kame bairis? Nereikia stengtis atgaivinti kėbulo. Va, pašveitė, padarė ir jis jau atrodo normaliai. Svarbiausia, techninė būklė, kad jisai važiuotų. Ką? Viskas. Realiai artėja 6 valanda. Tai reiškia, kad liko 1,5 valandos iki automobilio dovanojimo. Mes einame ruoštis, ne? Truputį atsikvėpti po visos dienos. Mustangas stovės ten, kur stovėjo, o mes scenoje išrinksime nugalėtoją. Labai tikiuosi, kad nugalėtojas bus čia vietoje ir galės jau šiandien išvažiuoti su jo namo. Paskutinė proga įsigyti UBRs Motors Crossbooką ir laimėti šį Mustangą American Spirit renginyje. Na ką, tiksi paskutiniosios minutės, laukiam savo eilės, tai apdovanos barbekių nugalėtojus ir sekantys eisim mes ir pagaliau išsiaiškinsim tikrąjį Mustango savininką. Ponios ir ponai, įvažiuoju prie scenos, kur šitas Mustangas jums, mėlyjei, tuoj ir netrukus atiteks. Ką, lipkime ir išrinkime nugalėtoją? Lipkime ir išrinkime nugalėtoją. Aurimai, papasakok labai prašau, einam čia prieš tą Mustangą. Kaip čia įvyko ši graži avantiūra kartu su American Spirit, kad jūs taip nusprendėte padovanoti renginio metu šį automobilį. Ir tiesa, tai nėra mano ir tavo, tai galima sakyti toks kolebas, kurį aš dovanoju automobilį. Prieš 3 metus, berods, 4 padovanojom per driftą automobilį ir padovanojom ir man atrodo tas automobilis išvažiavo į Druskininkus, kurį padovanojom. Taip, man atrodo, kad šis važiavo. Labai graži istorija, nes moteriškė, kuri atvažiavo atsiimti į renginį to automobilį, jis buvo labai gyvybiškai reikalingas. Ir ten, man atrodo, sugedo, pinigų neturėjo naujam, tada mes apdovanojom, tai papasako istoriją, aš apsiašarojau ir praėjo 5 metai ir mes vėl dovanojom šį automobilį. O ta idėja labai gimė paprastai, todėl kad mes jau gal kokius 3 metus planavom atvykti į American Spirit, bet vis nukeldavom tą dalyką. O dabar, kai sugalvojom padovanoti Mustangą, tai amerikietiškas automobilis Lietuvoje asocijuojasi tik su vienu renginiu, tai yra American Spirit. Todėl mes esam ir čia ir dabar išrinksim 10 pretendentų pirkusius kvapūkus, surašysim jūs ant lapukų, sumesim į šią skrybelę ir tada kažkas vienas iš žmonių ateis ir išrinks galutinį nugalėtoją. Bet ir netgi tos 10 pretendentų irgi galės kas nori ateiti ir išrinkti. Klausyk, Aurimai, aš turiu 2 dalykus. Pirmas dalykas tai yra
Kopuko aš irgi labai norėjau, bet mano organizatoriai neleido dalyvauti, vykdavo būtų labai negražu ir ištraukiu ir aš. Gintas laimėjo, važiuojam. Važiuojam viską, būtų kažkai nesąmonė. Tai aš lauksiu iš tavęs Kopuko, nes Kopuko aš vis tiek noriu. Tai mes kitą savaitę su tavim susitiksim kitam renginį. Tiksliai, Klaipėdoje. Jūsų renginėje Surf and Drift Team turėsime finalus, Pro ir Street lygai. Tai vat kas dar neturi kitam savaitgaliui planų, tai kviečiu visus atvykti į Klaipėdą ir sudalyvauti drifto finale. Aš tikiuosi balsą būsiu geras, tai dar susimatys malonį. Ten tikrai bus karšta kava. Klausyk, aš su kiek šnekėjau žmonių, visi sakome, mes pirmą kartą esame American Spirit ir aš kiekvieno klausiu, nu kaip, nes man asmeniškai tai yra, nu, ta prasme, sunkiausias, geriausias automobilizmo renginys, kas tik manomas Lietuvoje. Kaip tau? Man žiauriai smagus yra renginys, labai faina, kad žmonės susivienyje čia, labai matosi, kiek daug žmonės energijos atiduoda automobiliais. Jie gyvena jais ir čia visi, kurie yra susirinkę pas jūs vietoj kraujo, benzas bėga. Tikrai tai. Gerai, Purimai, Uber Motors! Gerai, kaip Aurimas ir sakė, mes taip ir padarysime, atrenkame dabar 10 laimingųjų, bet aš galvoju, Aurimai, mes juos įvardinam ar ne? Įvardinam, nes jeigu jie bus šiandien vietoje, paprašysim, kad ateitų arčiau scenos. Spaudžiam. Tokia spausiu ratuką. Tai žinai, kaip gintai padarom? Pirmą paspaus tu, o po to išrenkam greitai žmonės, tegul ateina, kad visi pamatytų, kaip vyksta. Gerai, spausk. Spaudžiu pirmą, ne? Rima Keulakienė. Jo. Geriausias yra numeris, tai užsirašom. Dabar paimsim mano skrybelę ir sumesim čianais. Ar yra Rima čianais? Jeigu yra, tai ateikite arčiau scenos, nes galimai išvažiuosite su šiuo automobiliu iš čia. Geras, jau turi labai didelį šansą. Ar yra kas norėtų ateiti išrinkti kitą pretendentą? Ateikit. Va. Taip, uždarome, renkam. Aš tikrai patvirtinsiu, paliaudysiu, kad čia yra visi dalyviai, mačiau entry listą, entry kiekį. Aš jo garsiai neminėsiu, bet tikrai, čia yra visi. Ir spaudžiam stop. Aurimas Rukšnys. Aurimai, ar esi čianais? Nu, ne aš, aišku. O kitas Aurimas. Kitas Aurimas. Ar esi čianais? Rukšnys, Aurimas. Aurimas Rukšnys. Jeigu esi, tai ateik arčiau scenos. Ar yra dar kas norėtų išrinkti pretendentą? Ateik. Taip, įdedam, čia jau kelias. Antras. Gerai. Gerai. Paspaudėm? Čia sukasi. O, tai mes turim ir nelietuvį, aš kaip suprantu, pagal... Ne, lietuviškas numeris. Viktoras Truns. Ir telefono numeris, tai užsirašom telefoną. Aš pavardę tik pažiūrėjau, numerio nepažiūrėjau. Nes tikrai yra pirkusių ir Latvijų, ir Estų, ir Lenkų, kurie atvyko šiandien į šitą renginį. Kas sekantis nori išrinkti? Ateik tu. So information to our foreign partners and friends from Estonia that we're having right now the contest who will be win that Ford Mustang in our event with Uber Motors. Rasa Narbutaitė, ar jinai čionai? Ar turim bent vieną žmogų, kurį išrinko? Rasa Narbutaitė, nėra? Nu geras, nėra. Gerai. Kas norėtų sekantis ateiti padėti išrinkti? Tai gal iš kitos pusės? Ateik. Palauk, numerį nespėjom. Igorį, numerį nespėjom užrašyti. Surasim. Gerai. Jeigu kartais nugalėtų tą moterišką, tai surasim. Vardą pavardės rašym. Kristina Klioraitė. Ar yra čia Kristina Klioraitė? Taip, sekantis, kas ateis? Ateik. Prašom. Po to jūs galite ateiti čia. Reikia sužiūrėti sąrašiuką, žinai, kad po to per daug nepririnkti. Viskas gerai?
Taigi turim jau išrinkę 5 pusę pretendentų. Čia yra 6, sustojo ratukas. Giedrius Genys. Turime Giedrių? Tu? Geras, Giedriau, ateik čia. Paplojam, Giedrius čia. Wow. Giedriau, kaip tai jautiesi, klausyk. Kelintas šis 7 savaitės? 6 sąraše. Geras skaičius. Nu 6. 6, nu ką? Gal ir paėsi. Tai ta proga gal ir išrinks 7. Taip. Gerai, pabūk čia lai šalia. Išrink 7, gal tu. Ar tu nenori, gal tavo laiminga ranka kažkam bus? Aurimai. Tai palaukit, skaičiuoju. 4, 5, 6, 7 renkam. Tai renkam? Jo. Sukasi, labai smulkiai atrodo eina, bet eina. Ir 7 žmogus yra... Tomas Martinkus. Ir nelietuviškas numeris. Lenkiškas, man atrodo, numeris. Tomas Martinkus. Tomas Martinkus. Come here. Tomas Martinkus. Na, kas išrinks 8? Gerai. Kaip jautiesi, klausyk, Šakas, toks šansas laimėt Mustangą. Labai gerai. Labai gerai, jaudinės? O, truputį. Nu geras. Šakės. Tu ateisi pada. Klausyk, aš taip stipriai už tave. Vytautas Šimėnas. Ar turim Vytautą Šimėną? Ar turim Vytautą Šimėną? Nėra Vytauto Šimėno, bet turime numerį. Pasuksim, jeigu ką. Jo, tai Aurimai, dabar mes trauksim jau paskutinę, ne? Ne, dabar bus 9, bet aš kiekvieną kartą perskaičiu, kad ne apsišauti. Tai, o dabar duosim mergaitę išrinkti dar. Ir Laurai duosim 10 iš tai paskutinį, ne? Nori išrinkti. Teik tenai, stok, prie organizatorių, atsiau. Aš dabar dar perskaičiuosiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deividas Kontrimas. Ar yra čia Deividas Kontrimas? Nėra? Ne, matot, esmė yra tame, kad mes išrinksime iš tų 10 dar vieną nugalėtoją ir jisai bus nugalėtojas. Ir skambinėsim jam tol, kol jis neatsiras. Niekas nevarys namo, kol neatsiras nugalėtojas. Taip. Deividas Kontrimas. Laura, dabar tavo eilė išrinkti. Ir viskas, paskutinis pretendentas. Spaus. Paskutinysis, 10 sąraše. Olga Papakulė. Papakulė. Olga Papakulė. Latviškas numeris. You're from Latvia, correct? Yes? Wow, you are the one. In English or Russia? In English or Russia, you better. It doesn't matter, so in English, okay? So you are the one of 10 participants to win this one, Ford Mustang. Ar jūs galite paploti? Turime 2 žmonės fiziškai čionai. 8 mes neradom, bet jų turim telefonų numerius. Aš taip norėčiau, kad laimėtų kažkas, kas yra čia, kas laukia, kas buvo šiame renginė. Būtų nerealu, ne? Ta emocija pamatyti, neįkainama. Mes dar perskaičiuojam, kad tikrai yra 10. Gerai, paskaičiuojam. 1, 2. 8, 9, 10. Gabiją suskaičiavom, turime 10 pretendentų. Aš siūlau dar gal kartelį perlenkti, kad jie pataptų mažesni. Aš einu, Aurimai, išrinksiu vieną iš publikos žmogų, kas ištrauks, gerai? Bet patį azartiškiausią. Patį azartiškiausią? Kas azartiškiausias? Nu, gal, bičias, matau, ateik čia. Jau azartų, tai pasižymiu Šakės. Gerai. Pats azartiškiausias, pabūk šiandien. Palauk. Aš noriu biškį pompastikos. Aurimai, prašom, šiandien. Skaičiuok iki 3, kišk ranką, pamakaluok, pasakyk kokią patarlę. Palauk.
Ponios ir ponai. Ar žiūrės, paplojam Ubers Motors. Nereali atrakcija. Ford Mustangas, American Spirit renginėje pirmą kartą dalyvauja, kas bus, kai dalyvaus antrą kartą, aš neįsivaizduoju. Oi, spaudimas. Mes iš tikrųjų jau po savaitės esam paruošę kitą konkursą, taip kad prisijunkite prie mūsų Instagramo, YouTube kanalų ir stebėkite karščiausias naujienas. O dabar laikas ištraukti ir nugalėtoją šio Ford Mustang, kurį dovanoja Ubers Motors. Palauk dabar. Turime. Palauk. Neskubėk. Kęstutis, matau. Eik prie kameras. Ir pakuokim lėtai. Rima Kalakienė. Nėra Rimos, bet mes skambinam Rimai dabar. Mes nežinom, ar jos tikrai nėra. Gal jinai ir yra, gal jinai dabar barbekiu kur nors valgo. Skambinam. Taip, palauk. Gerai, skambinam. Jungiam garsiakalbį. Tyliai. Yra, ryšys skambinam. Labą dieną, Rima. Jums skambina iš antrojo policijos komisariato. Jo, ar jūs buvote šiandien American Spirit renginyje? Ne, nebuvau dėlė. O ar jūs dalyvavote ubers.lt skelbiamą konkursą ir pirkote kvapuką Mustangui laimėti? Taip. Tai žinokit, jūsų sūnus atsiėmė šitą Mustangą ir sudaužė druskininkose į stulpą. Įvažiavo. Tai mes dabar jums atsiūsim sąskaitą tam stulpui apmokėti. Rima, sveikinam, jūs nugalėjote ir laimėjote Ford Mustang! Rima, iš kokio miesto esate? Rima, iš kokio miesto esate? Iš Gargždų. O, prašau. O kodėl neatvykot pas mus į renginį? Vyras yra išvažiavęs į užsienį rytoj, bet tiek grįžta. Tai čia visos moteris be vyrų renkasi. Kodėl jūs tai padarėt? Taip išėjo. Rima, sveikiname. Jūs laimėjote Ford Mustang. Visai netrukus su jumis susisieks Uber Motors. Ačiū jums, ačiū, kad dalyvavote. Ir iki kitų kartų plojimai iš American Spirit. Tai Rima, aš jums neužilgo perskambinsiu ir papasakosiu, kaip jūs galėsite atsiimti savo naują Ford Mustang. Gerai, lauksiu. Vau, o čia tai klausyk, sėdi be vyro namie ir taip skambina kažkoks bičas, jis sako, Ford Mustangą laimėjai, tai va. Rima Kalakienė. Pirkau ir pirkau ne vieną. Ponios ir ponai, tai buvo dovanojamas Ford Mustang, Uber Motors, Aurimas, Karalytė. Ačiū jums, mylėjai, kad esate su mumis ir dovanojate tokius gerus dalykus. Ačiū jums, Aurimai. Ačiū Ubers ir mes keliaujame į pagrindinę šio renginio American Spirit apdovanojimų ceremoniją. Aš dabar pasiskambinau vienas Ford Mustango nugalėtojai, jos vyras šiuo metu yra išvykęs ir jinai yra iš Gargždų. Liko sutvarkyti keletą formalumų ir mes galėsime atiduoti jai automobilį, o kadangi mes vykstame kitą savaitę į Drift Finals by Uber Motors, tai mes jai nuvarysime automobilį tiesiai į namus ir atiduosime. Tai va, sakė, pirko 4 ar 5 papukus, dabar tiksliai neatsimena, todėl kad šiek tiek yra ir stresuota. Nu, žinot, tas jaudulys, va, tu sėdi namie, tu paskambina ir sako, labas Rima, tu laimėjai Ford Mustangą. Tai va, šiai serijai tiek, mes varom ilsėtis ir varom ruoštis Drift Finals. Jeigu neturit kitam savaitgaliui planų, tai laukime jūsų ten, nes ten paskelbsime naują konkursą.